Džiugelį, aš jau pas tave. Brolių dirbtuvėse. Nu tai kaip tarėmės, tvariau, žinai, tą boso dėžę pasidariau maketą. Nu, puikus maketas. Tai va, esmė, kad ar gerai viskas čia daug maž. O ir taip turėsi dėti? Jo, ar turi tokio storumo panieras? Bišį storesnę turėsim. Ką turėsim? 21 mm ir padarysim normaliai. Keletą žaislų atsinešiau. Tai yra subas Sandana Audio, kuris keliaus ten į tą dėžę, ir atlošas, prie kurio tvirtinsiu jį. Tai va, judam toliau, dabar biškį pasidarbuosim, pamatysit, kas gaunasi. Ką, namui stogą gaminama, ne jau? Bus šitas taip. Šitas bus taip. Aišku, laukia pats linksmumas, kol kas kampai status, o mes norim, kad jie būtų gražus ir sueinantis. Tai va, pas brolių dirbtuvės yra visokių įrankių tam dalykui pasiekti. Kampukai važiuoja, prisipjaunam kampais, bandom, laipsniai įdomus tokie. Bandom pridėti, dabar tu jau reguliuoji. Šitaip. Nagausis šitaip. Nu, einam link tikslo po biškutį. Ir kur mūsų kampai. Ar jau panašu į šitą? Pridedam šitą, pažiūrim, kas gaunas. Nu, gaunas? Puikiai. Važiuojam toliau, dar keletą dalių. Sudės viskas greičiau. Kai geras maketas ir dirbti lengviau, ne? Tai čia be maketo čia nieks nebūtų buvę. Va, jeigu kam reiks, braižau maketus už brangiai. Prasideda mažieji darbai, turim detalę, bandomoji detalė, čia aišku nebaigiamoji, bet sudėtinga į vietą. Nu, ble. Kampai, biškį paspaudus ir... Nu, tark žodį. Tai čia dabar ir tą tu padarys puikiai čia. Ar čia ta detalė, ar dar? Reikia ta. Aš manau, kad... Puikiai. Čia kaip iš parduotuvės bus. Čia geriau, žinok. Rankų darbo. Perfection. Jeigu netiks bosui, tai bus puikia būda kokiam katinui ir Katiniukas čia. Katiniukui, nu. Žiūrėk, čia ir čia. Panašu? Tas pats. Viens prie vieno, va. Ai, va. Tai reikia pakelt stogą ir tada pasimato visas grožis. Džiugai, ką matuoji? Matuoju, žiūriu kaip kas. Stogą? Kad visai neblogai gavos. Bet laukia dabar pats smagumas. Kampas. Šitaip kampas, kažkaip jo. reikės nukreipti. Nes čia bus už sėdynės šita dėžė. Sėdynė. Jo, Tavo sėdynė čia taip, o ne? Jo, šitaip. Ir jinai turės atsiremti, todėl mums reikia pagauti kampą. Palaikyk biškį. Tai realiai mums dabar visą dėžę reikia pripjauti va tokiu kampu. Padarysim. Serbų įrankių yra. Važiuojam. Va čia prasideda įdomybės. Ir atkartosim. Tai va, gerai, važiuoju, aš tada papietausiu, kai grįšiu, tikiuosi bus Tai pabaigęs. bus viską padarė. Šipsuosios. Aš jau viską, žinai, palaikiau, ką reikėjo įrankių, žinai, ten suktukus, dabar jau lengvoji dalis, žinai, nebetrukdau staliam. Jo, gerai. Eisiu padėsiu, dedu kamerą iš šono ir einu į talką. Sunkumas yra tame, kad turim jau ir taip įstrižą detalę
dar kartą nupjauti įstrižai va šitaip va. Ir labai sunku būtent šitoj vietoj pagauti kampą, nes čia tiesiog stačiai nupjauni, viskas kaip ir aišku, bet čia yra detalė, kurią realiai įstrižai pjauni būnant kem 5 laipsnių kampu. Tai įrankio kaip ir nesugalvojom kokiu tai vykdyti. Vienintelis būdas tiesiog įsipjauti šičia su diskiniu, turėti atskaitos tašką, kiek jau diskas paims. Čia bus atskaitos taškas stačiai ir tada ramiai rankiniu būdu turbūt, ne? Rankiniu būdu, nes šitoje vietoje irgi stačiai. Čia stačiai negalima pjauti, turi būti 15 laipsnių nuokrypis. Taip, čia vienu žodžiu kampai kampuoti, tai kol kas va gaminamės stalą, vietą ir kursim šitą monstriuką ir kažkiek bent jau važiuojam. Įsipjovėm įstrižai. Dabar surenkam atgal į bendrą gaminį ir tada pažiūrėsim. Šičia reikia dabar irgi stačiai nusipjauti. Tada būtų 15 laipsnių kampą, kad čia turėti irgi įpjovas. Ir te liks sujungti. Sako, akis bijo, rankos daro ir viskas. Įdomiausia bus, kai įdėsim šitą žaisliuką. Kaip užgros. Kas žino, tas žino. Toks vat. Made in China, aišku. Kaip ir viskas šiais laikais. Gal su šitu pabandyti. Skersai ir gerai gauti. Rimtas toks, ne? Įrankis. O ką šiaip dar be bosavykų dėžių darai, Džiugai? Čia? Virtuvinius spintas. You name it. You name it. Geras, aš čia su savo dėžutę pristojau. Bet žiūrėjau, visai gaunasi, visai neblogai. Tave užversim užsakymais toj bosų dėžėm. Užversim bosų dėžėm arba virtuviniais. Arba virtuviniais, jo. Pagrosim, paskui jau ir virtuvinį galvosim pas save užsisakyti. Gerai, lauksiu. Tiesos akimirka. Ar turim reikalingą pjūvį? Ant to visas eilė valandų. Tin. Nu žiūrėk tu man. Dabar te liko sujungti šitą va. Kiek čia kokius 5 centimetrus. Gipso kartončio. Ne, čia specialus, ne? čia ir geras. Pirma pasaulyje subo dėžė su rankom pjaustyti. Kur ta tavo sėdynė? Žiūrėk, ar atsiremia patogiai. Va. Taip. O pats bosas bus va čia. Išlindęs. Iki čia. Dirbam prie priekio. Strižas priekis jau uždengtas. Dabar darysim pirmą ertmę bosui. Reikia užsiauginti šiek tiek masės, nes rankų atlošo vietoje, tai tam 5 kažkur centimetrai bus basavykas. Tai mums dabar reikia užsiauginti šiek tiek medžiagos. Tai va, pasidarėm keletą plokščių. Ir išsipjausim ertmes, tuo pačiu dar padidinsim dėžės tūrį šiek tiek. Per vieną plokštę kiek sakei? 900 ml. Tai beveik litriukas per vat, tokį kvadratėlį. Beveik litras, o tokioj mažoj dėžėj tai jau nemažai. Tai va.
reikalinga apie 15 litrų. Jeigu viskas gerai, turėčiau turėti apie 17. Į pliusą. Nu, bumsiesi garsiai. Nu, bus matyt. Reikia sulaukti to momento, tada ištestuosime. Ir liko dabar pagaminti galutinę plokštę, prie kurios jau tvirtinsis mūsų sandaunas. Ir toks magnetas bus išlindęs. Gal ir nieko. Žiūrėjom? Ir žiūrėjom. Tiesos akimirka. Skylė ir uždėjimas. Ar pralenda guma? Pralenda, tik dar reiks ją prafrezuoti. Turim išnaudoti kiekvieną milimetrą, nes tokie dalykai jau su kabrikais ten vietos nėra, tai turim padaryti viską ant milimetrų, kad guma judėtų Nufrezuosim kraštus ir nesiliestų. Kraštus nufrezuosim, atsiras dar biški vietos, tvirtinimui užteks, vis gerai. Gerai. Nu ką, jau dedam paskutinę plokštę, bet aišku dar laukia prisimatavimai. Nėra taip, kad padarai ir iškart dedasi. O, labą dieną, kas šiandien bus laidoje mūsų? Langas. Būdos pasaulyje. Inkilas, lem. Čia dar reikia. Tokį. Paukščiuką. Va, laktą. Kuku. Nu, varom į mašiną pasirinkas. Jo. Nu, esam prie bambuko, įsidėjau greitai pasižiūrėt. Taip iš galo. Dar reikės prisipjaut, bet pats įdomumas yra iš vidaus. Daug matavimų viduj nebuvo, bet esmė, kad džiugai parodyk. Tai jau užsidarom. Tai va taip va tiesiog idealiai. Va taip va. Gamykliškai. Brolių dirbtuvės dirba. Aišku, yra šiek tiek dar niuansų, nes čia nelabai turim mėsos su buferio pačiam rėmui, bet išspręsim. Šiaip manau bus cool. Labai gerai. Labai gerai. Mes vėl brolių dirbtuvėse. Po paskutinio primatavimo bandom užsibaigti mūsų projektą. Tikiuosi paskutinė diena. Turėtų būti paskutinė. Džiugas labai tikisi, kad paskutinė diena, nes sakau, atvažiuosiu porai valandų pasidaryti dėžę, tai 3 dieną mes čia kankinam. Dabar apibendrinant, kas įvyko per šitas mūsų darbo dienas, tai kadangi iš praeitų epizodų matėt, kad iš pradžių galvojau, kad tilps tik 8-tukas, bet atradus daugiau vietos bagažiniai, ten ertmiai, nusprendėm daryti va tokio dydžio dėžę. Sandauno 10 colių subwooferiui užtenka 15 litrų uždaro tipo dėžės, tai vat pasimatavom, dabar turim netgi 17 litrų šitoj dėželiai, priskaičiuojant dar šitus va priekius, kurie išdidins turi. Netgi galėjom nusipjauti dalį galinės dalies, kadangi jinai šiek tiek būtų išlindusi bagažinį ir atėmusi mano ir taip menka turi pasidėjimų daikto. Tai dabar turėsiu ir vietos bagažiniai, ir subwooferiuką. 10 colių, o ne 8. Tai va, čia kilovatas, aišku, uždaro tipo, žiūrėsim, kaip jinai jausis tenai. Toj mašinoje ir gros, nu, turėtų grot. Šiaip pačiam labai įdomu išgirsti ir įsitikinti, ar geras projektas čia, ar verta buvo tiek darbo. Tai va, liūdam. Liko pasidaryti galinę dalį, uždengti, kadangi kaip tik nusimažinom, ir viską susiklijuoti. Kokius superklijus naudosi? Lipalą, gerąjį senąjį lipalą. Suklijuosim sulūšo per šitą vietą tavo, jeigu lauši. Čia sulūš, čia laikys. Įdomu, kiek reiktų kilovatų garso, kad
sulūžtų 21 mm faniera. Reikės Tomo iš Memelbasų paklausti, ar yra kas jau sulaužė dėžę su jų ten... Suvibruot viską gali. Nu jo, reik dažinti, pataikyt. Tiltai griūna lyg ir girdėjau. Aš čia vienas paprastas atrodo. Mato, kad ir aš pajūtų kažką. Visi galvos, kad aš nieko nežinau. Paleis. Tiek padėjau. Liepė paleisiu. Gal tu geriau paleistas. Taip blogai dar nieks nelaikė. Čia kaip su tėvu pašviesti. Ir galinę dalį. Jau man, nežinau, knieti prisukti šitą mažyliuką. Jau vis arčiau ir arčiau. Nu, dar stings savaitę, ne? Ne, reikia rytojaus. Rytoj turės pilną setą. Dar reikės, kiek žinau, naujam subui. Vandens testo. Vandens, apseisim be vandens testo. Tai kaip pavadinti, atkatkę padaryti, ten kažkiek tai laiko negrot maksimaliai. Maksimalios galios, tai... Nu, matai, darai sužinai, nieko nebūčiau pasakęs, tik iš parduotuvės įsidėjai, Max, jo. Tai va, reikės truputį dar nekankint kažkiek ten valandų. Priekinės dalies paskutinė plokštė. Wow, taip va, paskutinis dangtis galinis užsisuka. Nugarėlė. Ir turim pilnai dėžę, lauksim, kol sustings. Ir tada testas. Laikas vežtis subwooferį paskutiniam primatavimui MK. Štai mano vaikai sėdi. Prizektas subas, kad nepabėgtų ant posūkio. Dėžę pilkau dar į medžiagą. Šiaip aišku, ten nieks nematys, bet gal šiek tiek sumažins mikrovibracijas, kur liesis prie kėbulo, kad nebūtų kažkokių rezonuojančių garsų. Nežinau, ar padės, bet geriau padaryt, negu gailėtis, kad nepadarei. Tai va, važiuojam. Dėžė savo vietoj. Vienu žodžiu buvo reikalų. Taip, tą medžiagą, kai aptraukiau ant tiek, čia viskas ankšta, kad turėjau apklijuoti permatomą izoliaciją, kad įeitų, nes kitaip ją bandė atplėšti. Tai dabar vienu žodžiu, kaip pirštinė tiesiog įsidėjo. Tai va taip atrodys iš galo, aišku, dar užsidės apdaila. O iš vidaus dėžė pasiruošusi priimti basavyką. Šitas užsidengs šitaip. O dabar esu pas Ernestą odos dirbtuvėse, kuris padarys apdailą va šitai vietai. Kai prisisuks subas, pasigaminau tokias detalės, kurios dėsis ant viršaus ir apačioj. Ir ant jų užsidės oda nuo originalaus atlašo. Nu, Ernestai, įdomus projektas čia ar šiaip tau? Įdomus, ne? Neeilinis. Einam pažiūrėsim, ar telpa. Prisimatavom, pasidarė paskutinius tokius pasižymėjimus ir išėjo
gaminti paminkštinimu, nes to pačio porolono nenaudos, turi pasidaryti minkštąją dalį, kad galėtų paskui ištraukti odą ant viršaus. Paskambino Ernestas, padaręs detalę žalią, mano mėgstamiausia spalva, tik kad mašinai kol kas nėra tokių dalių. Kaip čia buvę? Rytoj. O va. Tu beliks prisitvirtinti. Tai atsakau, dar biškį reikėtų numažinti. Kažkaip tai biškį. Patogi mašina, ne? Prisimatavom. Rytoj turėtų būti pagaminta. Dabar liko dar centrinę kolonėlę pasijungti iki pilnos laimės. Prasivest laidus iki pat centriuko, nes gamyklinis laidas kažkodėl nebuvo sujungtas su stiprintuvo vieta. Keista, laidynas yra, tenai išėjimas centrinio kanalo, čia buvo laidas, bet pabandžiau susiskambinti, nepavyko. Labas. Vakarnės tas veikia visas dienas. Karpo, pjausto, sūna. Nu ką? Nu ir ką? Darbai baigti. Esu labai patenkintas galutiniu rezultatu. Taip pat pasijungiau centrinę kolonėlę, tam panaudojau BMW individualų garsiakalbį, skambesys puikus ir susitiksim renginiuose. Feel good. Oh yeah. Can't forget Bishop Moore. But my mama killed me.